Viešvenų pagrindinės mokyklos vietos projektas. Telšių rajono Viešvenų pagrindinės mokyklos sporto aikštyno atnaujinimas. Esame Telšių kranto progimnazijos Viešvenų skyriaus sporto aikštyne, kuris yra pradėtas rengti nuo idėjos, teikiant paraišką Telšių rajono vietos veiklos grupiai ir gavus finansavimą iš ES lyder programos. Finansavimas sudaro beveik 50 000 eurų, na ir žinoma, daugiau negu 20% prisidėjo Telšių rajono savivaldybė. Čia stovėjo krepšinio aikštelė, kurią reikėjo rekonstruoti, nes jinai jau buvo pasenusi, susidėvėjusi, tai ta intencija norėjom išlaikyti tą aikštelę tokią, kokia yra, tik tai pagal Europos standartus, reikalavimus visus. Kas liečia treniruoklius, tai buvo kreiptasi į rekreacijos centrą sporto, kad ką galėtų jie pasiūlyti, ko reikėtų žmonėms, tiek jauniems, tiek seniems. Kodėl kilo idėja šitą rengti aikštyną? Aišku, užimtumas, kaimo vietovė, kelios bendruomenės, tiek suaugusiems, tiek vaikam, ypatingai vakarais, kur padėti savo energiją. Tai va taip teikiame paraišką ir šiandien turime aikštyną. Sporto aikštynę sudaro tarsi 3 dalys, tai yra krepšinio aikštynas, treniruoklių įvairioms raumenų grupėms visas kompleksas. Taip pat atsitiko taip įgyvendinant šitą projektą, kad mes paraišką teikiame nuo Telšių rajono Viešvenų pagrindinės mokyklos ir projekto eigoje ji tapo Telšių kranto progimnazijos Viešvenų skyriuje, čia sumažėjo mokinių ir atsirado pilna iki mokyklinio ugdymo grupė, tai yra vaikų darželis, kuriems taip pat pagal poreikį reikėjo savo erdvės. Tai tose pačiose investicijose mes įrengėme ir aikštelę mažiesiems ir jie labai tuo džiaugiasi. Atgarsiai yra geri, aišku, yra tų niuansų, kur vykdant projektą pamatai, kad kažką reikėjo padaryti kitaip, negu dabar ką turim, bet, kaip sakant, dirbam ir mokomės iš klaidų. Ką labiausiai galim padėkoti, tai mūsų Viešvenų seniūnijai irgi didelės pastangas dėjo į, kad turėti šitą aikštyną taipogi. Kas liečia visą rengimą, tai projektų, tai reikia tik tai turėti didelę viziją. Didelė vizija, tikslus ir jau jų siekti. Be abejo, organizacinių dalykų visada būna ir keblesnių, tačiau mes žinodami, kokią naudą gaus bendruomenės ir kas čia vyks, mes matėme viziją įgyvendindami šitą projektą. Todėl mums organizaciniai dalykai nebuvo sunkus. Mes galvojame ne kaip išvengti tų keblumų, bet tiesiog kaip juos įveikti.